Aš labai atsiprašau, ponia, o ką jūs čia dabar veikiat? Skaitau. Čia pas mus sporto klube jūs skaito? Ne, jūs nesinervuokit, tiesiog aš jau sportavau. Aš pasiekiau savo idealias formas, man daugiau nereikia sportuoti. O abonementą tai ašgi nusipirkau metams. Tai ką esi tenai dabar namie be reikalo guli ir dulka. Man čia linksmiau, aš ateinu ir skaitau. Sėkmės. Ačiū. Labą dieną. Labą dieną, kuo galėčiau padėti? Tikiuosi, kad galėsit padėti. Mano sūnui sukanka 5 metukai, kaip ir jubiliejus toks. O jisai toks ekstremo mylėtojas. Galvoju, gal iš jūsų parduotuvės jam kokią dovanėlę nupirkti. Nu, matote, pas mus yra ginklų parduotuvė ir aš nežinau, ar vaikam kam. Nors palaukit. Vakar mes gavome naują prekę. Štai, prašau. Jūsų sūnui tikrai patiks. Tai yra amerikietiško policininko rinkinys, į kurį eina policininko uniforma, policininko ženkliukas, kavos puodelis, 3 purgos ir nužudytas partneris, už kurį reikės keršyti. Nuostabu. Jamu. Jamat? Į kasą. Pirmin, dar, tu būsi graži. Tu jau graži. Kaip stirna, kaip antilopė. Dėl tavęs verks visi vyrai. Tiesiog modelio figūra. Tu būsi žvaigždė. Atsiprašau, kas čia? Na, matot, aš turėdavau asmeninį trenerį, kuris mane motyvuodavo. Bet aš jį atleidau. Taip sutaupiau pinigų. Aha. Ir jūs nepatikėsit, savyje aš atradau trenerį. Pabandykit ir jūs, prašom. Aš? Trenerį savyje. Varyk! Varyk, šernė, varyk! Nes aš tik varyk! Važiuok, kaip tu atrodėte! Šiandien akis išvarvėjate! Pilvas kabo, varyk! Tu kiaulė sulėčiu! Varyk! Varyk, pasakiau! Atsiprašau, ką jūs darote? Matot, mano treneris labai vidinis, griežtas. Varyk! Klausyk, sklinda gandas, kad ištekėjai, Už stambiako kultūristą, Nu taip, ištekėjau. Tiksliai. Ir kaip? Nu nieko, normaliai. Aš net tą klausiu. Lovai, koks jausmas? Nu, jausmas toks, kad ant tavęs užkrenta didžiulė spinta, iš kurios kažkas pamiršo išimti mažytį raktelį. Geras. Toks šiandien. Nu, sėkmės. Alio. Labą dieną. Jo. Šitą klausyk. Pas jūs yra šitas sidabrinį komodoro iguana.
Nepatikėsit, bet mes tikrai turim. Ir va jinai. Va, mūsų pasididžiavimas parduotuvės. Ai, 17 000 litų kainuoja, bet taip, kaina didelė. Turit žinoti, kad visam pasauly šitų žvėrelių yra likę tik 10 vienetų. Įsivaizduokit, 10 šitų gražių, stebuklingų žvėrelių visame pasaulyje. Na, tai jūs gal jau apsisprendėt ir norit pirkti? Ne, baigta, nieko aš čia nepirksiu. Tiesiog atėjau pasakyti, kad galit drąsiai pakelti jų kainą. O kodėlgi? Todėl, kad prieš savaitę mano žmona jūsų parduotuvė įsigijo vieną tokį sidabrinį iguaną. Tai va, tas parazitas, maža to, kad sugadino visą parketą namie, sugriaužė tapetus visus, odinius baldus visus suvarė. Maža to, mano mobiliako nugriaužė Svarovskius, karočią sumižo ir sušiko visą namą. Tai va, tiesiog sakau, kad gali drąsiai, pakelt kainą jiems. Nes nuo vakar šitų gyvūnų liko dar mažiau visam pasaulyje. Gerbiamas Zin kolektyve, lėktuvas užgrobtas, galite gerti ir rūkyti. Kas atsitiko? Ai, nykstelėjau koją, dar porą kilometrų liko. Ateikit. Kiek liko? Porą. Daugiau, gerai. Dar. Tuoj. Dar. Važiuojam. Dar. Gerai. Stipriai labai? Nieko. Oi, žymiai geriau. Gerai. Bėg. Pone, nusiraminkit, viskas gerai. Pone, nusiraminkit, atsipalaiduokit, pone. Atsisėskit, pone. Nerėkit, pone. Nusiraminkit, viskas gerai. Taip, nusiraminkit. Įkvėpkit giliai. Pone, nusiraminkit, viskas gerai. Nerėkit. Svarbiausia, nerėkit, nes taip pakenksit savo. Nusiraminkit. Pone, mes esame gelbėtojai. Pone, jūs nusiraminkit, o mes padarysim masažą. Viskas gerai. Oi, rausau kaip gerai. Oi, kas čia ką žinau, kodėl čia man taip gerai. Mes esame gelbėtojai. Oi, atsvari. Viskas gerai, nepanikuokit. Mes esame gelbėtojai. Pavelniai žino. Viskas. Pagal tegu skęsta rūpužiai. Ne, Antanai! Tai kas dabar pinigus uždirbs? Vajas, ką čia madaro mane švaja? Man vis tiek kažkaip nieko čia. Ačiū kolegos už darbą. Ar tas Antanas? Gero poilsio Bodrume.